tąsas. Jūs turbūt visi žinote ir esate girdėję apie Šventojo Jokūbo kelią. Tikrasis Šventojo Jokūbo kelias yra Ispanijoje. Galbūt netgi kažkas iš jūsų yra šitą kelią ėjęs, drįsiu paklausti, arba buvęs ten. Aišku, taigi tas Šventojo Jokūbo kelio tikrasis Šventojo Jokūbo kelias, kaip matot, eina va štai Ispanijos šiaurėje ir kadangi jinai priklauso Šventojo Jokūbo kelio draugų grupiai Europos parlamente, buvo imtasi darbų, kad iš tikrųjų pabandyti surasti, pabandyti identifikuoti, kaipgi tas Šventas Jokūbas yra įprasmintas mūsų tikėjimo tradicijoje. Ir mes patys nustebome, kadangi tai visas tas darbas buvo atliktas šią vasarą, kad Lietuvoje yra 11 Šventojo Jokūbo bažnyčių. Ir visos žinios apie tą 11 Šventojo Jokūbo bažnyčių, visi duomenys sugulė štai į šitą knygą. Ir mes šią vasarą kartu su ponia Laima tiesiog apturėjome tarsi tokią mažą, nedidelę piligriminę kelionę, kurios metu nufotografavome visas bažnyčias ir nuotraukos yra būtent šitoje knygoje. Ir aš tiesiog pabandysiu jums parodyti keletą nuotraukų apie kiekvieną bažnyčią. Detaliau labai neapsistodamas, nes manau, kad šitos knygos liks jūsų bibliotekoje ir jūs tikrai galėsite pasiimti ir kiekvienas pasižiūrėti ir detaliau paskaityti. Tad bandykime pereiti per šitas Jokūbo bažnyčias detaliau. O čia jūs matote tas dvi kelio atšakas, kurios eina Lietuvos teritoriją. Čia jos yra nubrėžtos ne konkrečiais fiziniais keliais, bet, sakykime taip, tiesėmis. Ir šitos dvi kelio atšakos tarsi savotiškai apjungia visas šitas bažnyčios, kurias jau čia matote su mažomis nuotraukėlėmis. Kaip matot, Suvainiškio bažnyčia visai netoli jūsų yra. Alantos bažnyčioje Šventas Jokūbas yra vis skirtingas ir kitoks. Ir tai irgi yra tam tikra mūsų gyvybingo tikėjimo išraiška. Čia Joniškio bažnyčia, tačiau čia yra ne tas tikrasis Joniškis, bet čia yra Joniškis miestelis Molėtų rajone, maža medinė bažnytėlė. Praturtino mus ir čia yra tarsi mažoji Lietuvos katedra. Aišku, jos prieigos truputėlį skirtingos, nes tie vartai kaip ir kiek kitokie, nelabai galbūt derantis, bet tai yra detalės, o Šventas Jokūbas šitame paveiksle yra pavaizduotas būtent toks. Ir kaip pasirodė, čia yra ne visai Šventas Jokūbas. Šventas Rokas. Mes manėm, kad jis Jokūbas, bet pasirodo jis Rokas. Taip. Ir dar čia nepagalvokit, kad čia Rokiškis, nes Rokiškis yra Onuškis, čia yra Trakų rajonė. Yra Onuškis pas mus, tai mūsų rajonė. Taigi toliau einame į Punę, labai žymę lietuvių maišaties, tačiau nežiūrint to, jinai tikrai yra įdomi ir įstabi. Ir kas įdomiausia iš tikrųjų, čia dabar papasakosiu dar vieną tokią įdomią istoriją, kuri susijusi su Suvainiškio bažnyčia, o dar konkrečiau, aišku, su Šventu Jokūbu. Štai kairiajame altoriuje yra paveikslas. Ir kai mes nuvažiavome į Suvainiškio bažnyčią, šitas kairiojo altoriaus paveikslė buvo šventa teklė ir mes be abejo klausime, o kurgi yra Jokūbas, kaip mes galėtume jį nufotografuoti, kaip mes galėtume jį įamžinti šitai knygai. Ir viena iš parapijiečių pasakė, kad yra kažkokia slapta virvutė, kurią patraukus
Šventa Teklė apsisuka ir išlenda Jokūbas. Bet jai kompetencijos truputėlį nepakako ir dėl to visgi teko fotografuoti Šventą Teklę. Ir čia mes jau turim švėkšną, švėkšnos, bet Šventas Jokūbas, kadangi mano tikslas buvo čia pasakyti ir pristatyti tuos vizualinius dalykus ir truputėlį papasakoti apie Šventą Jokūbą. Šventas Jokūbas iš tikrųjų yra tas žmogus, kuris idealiai atspindi tapsmą iš žvejo į karį. Ir Šventas Jokūbas, sakykime, Lietuvos padangėje gali tapti labai puikus pavyzdys to žmogaus persikūnijimo iš pasyvaus stebėtojo į aktyvų kovotoją. Ir Švento Jokūbo ženklas netgi yra toks pakankamai aštrus, pakankamai įstabus, tarsi primenantis durklą, bet tuo pačiu metu vis dar kryžius. Tai baigdamas savo tą tokį fragmentišką pašnekėjimą, tarsi noriu pasakyti, kad Švento Jokūbo kelias Lietuvoje tarsi savotiškai kuria vilties ir atsinaujinimo tinklą, kadangi šitos dvi atšakos einančios per Lietuvą, taip pat sujungtos su visomis 11 Švento Jokūbo bažnyčių, taip pat tarsi užmeta Švento Jokūbo tinklą ant Lietuvos. O Jokūbasgi buvo Zebediejaus sūnus ir Kristus jį pakvietė Žebediejaus sūnus ir pats žvejys. Taip kad šiuo atveju jo tapsmas iš pasyvaus stebėtojų aktyvių kovotojų yra tarsi mums pavyzdys ir šitas tinklas, daug Dieve, pakvies mus keliauti tikrai ir atradinėti tuos turtus, kurių mes tikrai Lietuvoje turime apsčiai. Ir to Švento Jokūbo. Ir kodėl čia politikai užsiminėja tokiais dalykais. Tai Valdas jau trumpai pasakė, kad Europos parlamente mes turim Švento Jokūbo kelio draugų grupę. Taip atsitiko, kad aš tapau tos grupės nare. Mano kolegos ispanai, kurie eina tas garsusis senasis kelias, piligrimų kelias, kur Lietuvos gerų tėvų vaikai prieš 100 metų, keletą 100 metų, jausdavo tarsi misiją keliauti į Ispaniją ir eiti tuo Camino de Santiago, Švento Jokūbo keliu. Vieni tą darydavo ieškodami gyvenimo tiesų, kurias jau kiti būdavo seniai atradę arba jas patikrinę. Dar kiti bandydavo atpirkti kokius nors blogus darbus, kuriuos yra padarę. Ir nuėjęs tam tikrą to kelio atkarpą gauni pažymėjimą, kad tu įveikiai tam tikrą kelio atkarpą. Ir aš jums pasakysiu tokį tik juokelį, tokį pusiau anekdotą. Mečys Laurinkus, kurį jūs visi gerai pažįstate, arba bent jau žinote, būdamas Lietuvos ambasadorių Ispanijoje, irgi ėjo tuo keliu. Ir visi ėmė pažymas, nueina tokią kuprinę ir sako, Laima, aš čia tau dovanoju tą kuprinę, jubiliejaus progą, eik ir tu tuo Švento Jokūbo keliu. Ir žodžiu, rūpinkis pažymom, ko laikas. Ir sako, jeigu tai būtų, kad aš numirčiau pirmas, o tu numirsi po manęs, man Mečys taip sako, tai tu ateik pas dangaus vartus ir jeigu ten problemos, tai tu eik į sekretoriatą. Sekretoriate aš būsiu. Nes aš jau turiu daug pažymų. Tai čia, aišku, humoras, bet šimtmečius europiečiai matė prasmę tuo keliu eiti. Ir kaip sakiau, įvairių tikslų vedami. Ir kelio pabaiga yra Santiago de Compostela miestas, kur stovi nuostabi katedra. Ir pagal seną istoriją, gal tai yra tiesa, gal tai yra legenda, kad ten po katedra yra Švento Jokūbo apaštalo palaikai. Kadangi jisai mirė kitur, bet buvo parvežtas į Ispaniją laivu ir tenai palaidotas ir ten yra tokia šventa vieta. Kai skaitysite šitą knygą, pamatysit, kad ten yra ir Mečio Laurinkaus įspūdžiai išėjimo keliu. Algirdo Patacko, kuris nuvažiavo pas Mečį Laurinkų ir irgi važiavo dviračiu ir ėjo pėsčias ir irgi aprašė savo įspūdžius. Ir jie tie du vyrai, kur niekad nepagalvotum, kad jie galėtų būti tokie romantikai. Pavyzdžiui, Mečys užbaigė savo tą kūrinį tokia porą sakinių pabaigoj. Ir kai naktys ten atsigulė, jam atrodė, kad lyja žvaigždėmis.
tokių visokių, norėdami žmonės pasakyti, kokį nepaprastą įspūdį ir koks tai nepaprastas patyrimas, kai tu eini, susitinki kitų šalių, kitų tautybių žmonės, kuriuos tu matai pirmą kartą gyvenime. Ir mergai su jais tuose nakvynės namuose, kokie ten yra, ir daliniesi vandeniu, nes ten karšta, jeigu eini vasarą, ir to vandens nėra, stygius yra. Ir kad tu tam tikrų malonių iš Dievo lauki tuo keliu nuėjęs ir taip toliau. Tai 87 metais, apie ką Valdas užsiminė giliam sovietmetį, jisai sakė, buvo paskelbta deklaracija. Ir per Lietuvą buvo nubrėžti keliai, piligrimų keliai, to Jokūbo kelio tęsiniai. Ką man reiškia kaip politikui ta deklaracija? Man reiškia, kad kai mes buvom okupuoti, žmonės vakaruose suvokė mus kaip Europos krikščioniškos Europos dalį. Nesvarbu, kad mes buvom po padu kitų. Nesvarbu, kad religija tuo metu buvo draudžiama, kad mūsų daugelis bažnyčių, kurias Valdas šiandien rodė, kaip pavyzdžiui Jokūbo bažnyčia Vilniuje, buvo paversta sandėliu. Iš pradžių daržovių sandėliu, o paskui operos ir baleto teatro rekvizito sandėlių. Bet vis tiek žmonės ten, tikinti žmonės, matė mus kaip krikščioniškos Europos dalį, katalikiškos Europos dalį. Ir aš jums turiu pasakyti, tas žmogus, kuris 87 metais paskelbė tą garsiąją Santiago de Compostelo deklaraciją, nupieždamas mus, pavaizduodamas kaip krikščioniškos Europos dalį, jis po to tapo Ispanijos užsienio reikalų ministru. Jisai tapo Europos komisaru. Ir kai aš buvau Lietuvos Europos reikalų ministrė ir važiavau į Briuselį prašyti, kad Europa su mums pradėtų darybas, kad mus priimtų Europos Sąjungą, tas ispanas mane priėmė. Pametė sako, na, bet yra tokia, žinote, tradicija. Ispanijoje senos šaknys, katalikiška šalis, Italija, o kas ten pas jūs Lietuvoje? Ir aš galvoju, ką žinai, pas mus Lietuvoje susijęs su Jokūbu, tikriausiai nieko. Ir tada pradėjom kalbėti su kunigais, skaičiuoti, kiek yra Jokūbo bažnyčių Lietuvoje. Kaip Valdas sakė, suradom jų 11. Matėm reikalą jas visas įamžinti šitoj knygoje, parodyti jų grožį, jų išskirtinumą. Ir Valdas labai santūriai pasakojo, bet jis vyras, o aš moteris, tai aš galiu ir kitaip papasakoti šiek tiek. Ir pavyzdžiui, kai mes nuvažiavome tą pačią Jonavą, klebonas tuo metu buvo išvykęs, ėjo tuo keliu Šiaurės Ispanijai su savo broliu ir mus pasitiko Zakristijonas. Zakristijonas aprodė visą bažnyčią ir sako, norit pamatyti rusius? Ten sakau, kas ten palaidota, kas nutai. Nu ir jis veda į rusius. Tos bažnyčios fundatorius yra grafas, vyskupas Kosakovskis. Jisai pastatė Jonavos bažnyčią Jokūbo savo tėvelių atminimui. Jo mama buvo Marija Zabielaitė, tėvas buvo Kosakovskis, neprisimenu vardo, ir jis pastatė tą bažnyčią tėvų garbei. Ir jisai ir palaidotas, jo sarkofagas yra po pagrindiniu altoriumi. Bet tas vyskupas, galingas, bažnyčios fundatorius, užbaigė savo gyvenimą Kartuvėse, Varšuvai, Rotušės aikštėje. Kai kovojo konfederatai, lietuviai ir lenkai prieš rusus, prieš carinę Rusiją, jis buvo apkaltintas šnipinėjęs Rusijos naudai. Ir vyskupas buvo pakartas. Paskui jo kūnas buvo parvežtas į Lietuvą ir palaidotas po Jonavos bažnyčią. Ar piligrimystė, ar kaip Dievo dovana. Buvo labai gražus oras, pradėjęs skleistis medžiai, gėlės pradėjo žydėti, ežerų blizgėjimas, kai važiuoji per Lietuvą. Kažkoks stebuklas. Ir daugybė gerų žmonių, kai atvažiuoji. Kai mes kalbėjom su kunigais, su parapijos žmonėms, su aktyvų parapijos daug kur. Kitur tiesiog su vaikais. Arba, pavyzdžiui, Punios bažnyčia, kurią Valdas irgi jums trumpai parodė Alytaus rajone. Pabaigėm savo darbų su šitą knygą. Jokūbas šventas apaštalas yra Ispanijos globėjas, ne Lietuvos. Bet tie du keliai, kurie eina per Lietuvą, kur rodė Valdas, šitie du keliai, mes norim juos nužymėti, pažymėti, kad tie užsieniečiai, kurie atvažiuoja į Lietuvą, ypatingai iš Ispanijos, kad jie mus pažintų ir tokius, kad atvažiuotų čia ne tik tai britų berneliai bernvakarius atšvęsti su mūsų merginom, ne? Bet kad atvažiuotų užsieniečiai ir pažintų Lietuvą ir kitokią, kaip senų tradicijų šalį, kaip krikščionišką šalį, kaip katalikišką, ir kad pamatytų, kad tikrai tai yra Europos, senosios Europos ir europinės kultūros dalis. Tai mes kuriam asociaciją, į tą asociaciją būrėme visų
Jokūbo bažnyčių parapijų žmonės. Būrėme tuos, kurie jau ėjo tuo keliu Šiaurės Ispanijoje. Būrėme kunigus, kurie nori eina. Dominikonai broliai, kurie dabar tvarko Vilniuje švento abiejų Jokūbų ir Pilypo bažnyčią, toks jos buvo senasis vardas. Jie sakė, mes viskuo prisidėsim. Vakar susitikau su Vilkaviškio vyskupu, kuris irgi žino apie šitą mūsų projektą. Sakė, turit mano paramą, visada turėsi, pasakyk, eis, ar ne? Bet ko labai nori, mokyklose sakau, ir mokytojai, kai kurie tai jau daro, veža vaikus mokslo metam pasibaigus į bažnyčią. Nes tai, kad tu perskaitai ne istorijos vadovėlį, o pamatai gyvai. Jonavos bažnyčiai, kurioje kitoj, tu visiškai kitaip pamatai Lietuvą ir jos istoriją ir viską kitaip supranti. Kad tai, kas parašyta knygoje, nėra joks išmislas. Realūs žmonės gyveno čia, tarp mūsų, šitoj žemėj, jie darė istoriją, jie žuvo. Kitas kartuvėse gyvenimą pabaigė, būdamas vyskupas. Ir kai po to paaiškėjo, kad žinai, teisingai buvo apkaltintas šnipinėjęs rusam, tiesiog taip aplinkybė susiklostė, kilmingos šeimos vaikas. Ir taip toliau. Tai vat, toks sumanymas ir atiduodam jį jūsų skaitimui. Bet mes šiandien skelbėme, kad dar vieną knygą aš jums turiu bent trumpai pristatyti. Be žmonių, nes aš negalėjau savęs pasiskirti aukščiausią tarybą. Turėjo būti Jurbarko kaimiškoji rinkimų apygarda, kur žmonės manim patikėjo, už mane balsavo, mane nukomandiravo į aukščiausią tarybą ir aš galėjau balsuoti už nepriklausomybės atkūrimą. Kai šitą knygą dariau, tai, kaip pasakius, rašiau dabar, čia yra sudėti ir daug senų dalykų, bet aš tuos senus dalykus tarpusavį apjungiau, rašiniais, kaip aš dabar vertinu tai, ką dariau. Kai kur aš savo pati atrodau juokinga, kai kur atrodau, kaip aš taip galėjau sakyti. Ir gal man ir norėtųsi atsiprašyti kai kurių žmonių, nes aš tikrai jaunesnė, kai buvau jaunesnė, buvau daug kategoriškesnė. Buvo juoda ir balta, gerai arba blogai, vidurio nelabai buvo. Nes mes jauni dažniausiai esam kategoriški ir griežti. Turėtumėt atsiminti, kad tai buvo laikas, kai mes siekėm pradėti derybas su ES dėl narystės. Ir reikėjo padaryti ir daug tokių visokių skaudžių dalykų, nepopuliarių dalykų. Privatizuoti telekomą, privatizuoti didžiasias įmonės, padaryti ten visokių kitokių reformų, kas žmonėm nepatiko. Iš tikrųjų, ir aš galiu suprasti, nepatinka, kad už pokalbius reikės mokėti, nepatinka dar kas nors. Ir aišku, buvo pasipriešinimas. Už tai reikėjo mokėti ir sveikatai, ir postų, ir didelę dalim savo garbę, ir atlaikyti 2 metai Europos parlamente. Pirmieji 2 metai. Pirmosios kadencijos pusė. Jinai gal yra mažiausiai įdominė šie laikas, kuris buvo neseniai. Ir jokių didelių virsmų nebuvo. Lietuva atsidūrė Europos Sąjungoje, mus išsiuntė dirbti, buvo išrinkta į Europos parlamentą. Na ir kaip tam žmogui, kuris atsiranda iš valstybės, kurioje yra 3,5 milijono gyventojų. Ir mūsų iš Lietuvos iš viso tuo metu 12. Iš viso europarlamentarų tuo metu buvo daugiau negu 600, iš 25 valstybių narių. Ir tu bandai padaryti. Tu ieškai sąjungininkų. Amžinai, nuolatinė sąjungininkų paieška. Kas mums padės? Latviai, Estai. Aš atsimenu. Anksčiau jūs sakėte, kad sukūrėte asociaciją, kuri vienyje žmonės, kurie susijęs su tuo. Mąsčiau, jog Šventas Jokūbo kelias, ypatingai Lietuvoje, galėtų virsti į labai įdomų jaunimo projektą. Nes kaip jūs sakėte tą pačią mintį, kad į tą Šventą Jokūbo kelią Ispanijoje, žmonės važiuoja atrasti savęs, tai galbūt bendradarbiaujant, net nežinau, bendradarbiaujant su Šaulių sąjunga, kurie žygiuoja, arba tiesiog su jaunimo organizacijomis, būtų įmanoma sukurti maršrutą, būtent šitomis dviejomis atšakomis Lietuvoje ir pabandyti parengti tokį jaunimo projektą, kai galbūt ne mokytojas, nes kartais būna sudėtinga, kai mokyklos mokytojas nuveža tave į bažnyčią, tai dažnai važiuoji dėl to, kad autobuse pavažiuotum su savo klasiokais. O kai važiuoji keliauji dviračiu, ar tai netgi keliauji motociklu, tai yra labai įvairių variantų. Būtų kažkokį tai maršrutą, kuris apjungtų tas 11 bažnyčių Šventojo Jokūbo, aplinktų gal kažkas kitas vietas ir padaryti tokį jaunimo projektą, man būtų įdomi idėja. Tai džiaugiuosi, jeigu jums taip atrodo, mes irgi
Mes apie jaunimo projektą negalvojom, bet ir tą asociaciją mes ją dar būrėme. Vyksta, procesas vyksta, bet norėtumėm iki vasaros tą padaryti ir įforminti, kad būrį žmonių, kurie dirba tą kryptimį, pajudėtų. Bet aš dar kartą, žinot, kai reikia rengti projektą ES paramai gauti, tai yra bandoma išversti viską į labai konkrečius dalykus. Darbo vietos, turizmas, objektai, o mums nesinori atsisakyti dvasingumo. Bet tų dalykų, tai išlaikyti, tai visokių susitikimų turim ir bandom atrasti aukso viduriuką. O šiaip, kad jaunimas tai pamatytų, tai būtų iš tikrųjų gerai. Kai mes važinėjom po parapijas, mes daug kur net klebonai, dauguma nežinojo, kiek yra bažnyčių Jokūbo Lietuvoje. Ir jie tos bendrystės nejuto. Tu aiškiai matai, kad iš tikrųjų Europa yra Jokūbo tinkle. Taip? Ir lygiai taip pat, kai išbraižė viską Lietuvoje, čia neišbaigta žemėlapis, bet akivaizdžiai matyti yra tinklas. Gali susėti visą tai ir padaryti gražų projektą, kur, kaip jūs sako, Šaulių sąjunga galėtų irgi sudalyvauti tame, mes pagalvosim apie tai, jeigu tik tokių idėjų. Iš tikrųjų, tas jaunimo atskiris įsiklėjo tai, kad jūs minėjot, Jokūbo kelias savas atradimo kelias, tai šituo aspektu, ypatingai jaunimo projektai, jie mažiau orientuojasi į darbo vietas, jie labiau orientuojasi į mokymus, į būtent tą patirtį, tai tas jaunimo Švento Jokūbo kelias, kai grupė jaunuolių keliautų po Lietuvą, galbūt netgi dviračiais kažkaip tai būtų kažkas tokio, kas galbūt vėlgi pagalvojus apie tą tikslinę grupę jaunuolių, kas tai galėtų būti, tai galėtų būti kažkoks tai labai įdomus savęs atradimas dar tą Jokūbo kelią. Žmonės ir žmonės, ateis užsieniečiai, kad jie žinotų, galima čia užeiti. Čia gyvena žmonės panašių patirų. Žinot, kažkas tokio panašaus, ką lietuviai darė nuo seno. Ir kai mes važiavom, dalį, ką mes nufotografavom, knygoje rasi kryžiai. Kai tu važiuoji Aukštaitijoje, ir ne tik Aukštaitijoje, bet Aukštaitijoje kažkaip jų labai daug likę. Jie tokie skirtingi, mediniai, metaliniai, bet tu labai gerai žinai, kad aplinkui gyvena Dievą ir tėvynę mylintys žmonės. Tu matai, kad tas kryžius aplinkui gėlės pasodintos, tvorelė užtverta ir tu puikiai supranti, kokiom vertybėm čia žmonės, kokias vertybės turintys gyvena. Tai yra irgi labai, tokia. Buvo nemažai regioniniai spaudoj. Atsiliepė žmonės, kurie sakė, darykit ką nors, mes norim dalyvauti, mes tiek gavom to keliu eidami, mes norim kitiem tą gėrį paskleisti. Taip, kad sakau, šita knyga, tai joje daug meilės sudėta, daug gerumo, daug noro išlaikyti Lietuvos tas krikščioniškas šaknis, išlaikyti kultūros paveldą mūsų išsaugoti, paskatinti jaunimą domėtis tėvynės istoriją, Lietuvos istoriją, pažinti, kokia yra. Padėti ir realizuoti projektus, kurie nepadaryti. Kad įvyktų, kad kultūra tiesiogiai būtų remiama ir kultūros finansavimas eitų tiesiog per mūsų kultūros ministerijai, kad nebūtume mes prie turizmo kultūra, prie kažkur tai turėtume ieškoti nišų, ar prie švietimo, ar prie turizmo, mes tai labai to norime. Ir tikrai vyksta pokalbių ir kultūros ministerijos, ir kultūros ministrų, ir vakar asociacijos pirmininkė ir kiti bibliotekų draugijos atstovai susitikime ir labai mums tikrai veikloms to reikėtų. Norėtume ir struktūrinių fondų pinigėlių, ir infrastruktūrai susitvarkyti, ir taip pat fondams bibliotekų papildyti. Tai linkėtumėm jums tų gerų draugų, kad jūs palaikytų. Ir atvykote tokią gražią dieną, pavasaris užgavėnės, tai dovanojame jums knygas. Savivaldybei aš klausiau, kiek ES paramos gauna Rokiškio rajonas konkrečiai. Man atsakė, tai, ką jie paskirsto per taip vadinamą regioninės plėtros tarybą, o tai yra 5 savivaldybių merų, Panevėžio apskrities, jo. Pasakius, bendri sprendimai, per 7 metus Rokiškiui teko 52 milijonai litų. Per 7 metus 52 milijonai, neskaitant to, ką jie gauna centralizuotai per vyriausybę, kur ateina administruoja finansų ministerija, ir neskaitant išmokų ūkininkams. Taip, kad Rokiškio rajonui tikrai ateina. Klausimas yra, kaip tie pinigai yra naudojami.
ir kam jie yra nukreipiami. Savivaldybė yra įsiskolinusi. Ir įsiskolinusi neva dėl to, kad jiems reikia pridėti tam tikrą dalį prie kiekvieno ES finansuojamo projekto. Bet kaip paaiškėjo paskui, kalbantis jau su žemesnio lygio, reiškia, pareigūnai savivaldybei, pasirodo, kad kai kurias išlaidas, kurias padarė, naudodami ES pinigus, tos išlaidos buvo pripažintos netinkama. Ir savivaldybei teko iš savo kišenės tas lėšas apmokėti, nes jos jau buvo įsisavintos, jau projektas padarytas. Ir daug kitų dalykų, nes vakar buvau Marijampolėje, to paties klausiau irgi, Marijampolėje tokios problemos nėra. Ir sakė, kad didelė dalimi tai yra Rokiškio problema.